blaiviai vertinkit situaciją trasoje. Vieni greitesni, kiti lėtesni. Ir kas su strytais važiuoja, nesivaikykit sportinių motociklų. Sportiniai yra sportiniai, strytai yra strytai. Yra įvairaus lygio vairuotojai. Tai buvo vien vaikinai ir aš pirmus ratelius taip labai nedrąsiai važiavau, o jau po to pagavau tą kampą vadinamą, labai patiko ir noriu dar pakartoti, kad gaila jau nėra vietų. Gatvėse neįmanoma išbandyti visų motociklo galimybių, neįmanoma guldyti taip motociklo kaip čia važiede, tada tu supranti visiškai kitaip valdymą visą motociklo ir aš manau, kad yra būtina ir dar tikrai ne vieną kartą čia važiuosiu. Vairuoju 3 sezonas, vairuoju Honda CBR 600 RR, 600 kubikų. Tai va, tai sekasi labai gerai. Pirmais metais buvau galbūt atsargesnė, o jau dabar bandau labai saugiai, bet kartu ir šiek tiek, kaip pasakyti, linksmai pasivažinėti.